Kartu su kūdikiu gimsta ir mama. Vienas ryškiausių psichologinių motinystės pokyčių – padidėjęs jautrumas. Jo labai reikia, kad užsimegztų stiprus emocinis ryšys su kūdikiu. Tačiau kartu su jautrumu ateina ir didžiuliai gyvenimo pokyčiai. Keičiasi moters emocijos, savęs suvokimas, vertybės, poreikiai, net smegenų veikla. Motinystė primena amerikietiškus kalnelius. Meilė, džiaugsmas, atsakomybė, rūpestis, pasimetimas, nerimas. Giliai viduje dažnai gimsta klausimas, ar aš gera mama. Ir jei tikėjotės vien tik laimės, gali išgąsdinti visa jausmų įvairovė. Tokius jausmus kaip liūdesį, nuovargį, pasimetimą imame interpretuoti kaip ženklą, kad gal aš esu bloga mama. Kaip padėti sau? Pirmiausia, turėkite realistiškus lūkesčius. Kalbėkite su kitomis mamomis, kurios supranta ir padeda pasijausti gera mama. Nebijokite prašyti pagalbos. Motinystėje labai svarbu turėti žmonių, kurie gali būti šalia. Dalinkitės jausmais su partneriu. Emocinis ryšys – viena iš svarbiausių motinystės stiprybių.